Taigi antroji dalis ir mūsų antrąją dalį vėlgi pradeda Veisiejų tautinių šokių kolektyvas Pušynas. Ir šį kartą jie pašoks jau tikrai savo miestelio šokį Veisiejų valsas. Sutikite. Veisiejų Pušynas, vadovė Aldona Rudzienė, va ten prie garsisto stovi, paplokit ir jai. Iš tiesų vadovai įdeda labai daug triūso, kad kolektyvą išlaikytų, kad sudarytų jam smagią, gražią programą ir kad dar kaip šiemet Veisiejų Pušynas atšvęstų ir jubiliejų. Mes sveikinam juos. Taip, dabar scenoje Lentvario tautinių šokių kolektyvas Lentvarė ir jų toks įdomus, gražus, nes mačiau, kai repetavo šokis, Žalnierius. Sutikite lentvariškius. Apšėmė žalnieriuką, kokia vedom bus roda. Oja, oja, kokia vedom bus roda.
laisvalaikio salės tautinių šokių grupė Leipūnas. Dabar jums pašoks vadovės Astos Čmukienės pastatytą šokį Kviestinė. Padėkokime Astai už kūrybiškumą. Sutikite. Pasirodo, kad aš labai neteisingai kirčiavau vieno kolektyvo pavadinimą, tai Aukštadvario vyresniųjų šokių grupės kolektyvo pavadinimą sukirčiavau ne taip, nes pasirodo, kad jų kolektyvo pavadinimo reikšmė yra tokia maždaug, tokiam kontekste, kad na va, prašom, mes atvažiavom ir norim čia šokti. Taigi Aukštadvario vyresniųjų šokių grupė na va. Ir jų kitas šokis Vakaruškos, vadovė Rimutė Blikertienė. Sutikime. Tautinių šokių kolektyvo Lelija vadovė Irena Šunokienė nutarė pastatyti šokį tokiu intriguojančiu pavadinimu Du paukšteliai. Jeigu būtų 2 balandėliai, tai gal aš galvočiau, kad čia dabar išeis į sceną porelė ir sušoks balandėlių šokį.
O kaip bus iš tikrųjų, kas tie du paukšteliai, tuoj pamatysime. Vilkaviškio lelija. Paplokit jiems. Druskininkiečiai, kadagys dabar mums pašoks tokią polką, kurios pavadinimas anot vadovės tikrai keistas. Jinai vadinasi minorinė polka, bet ar čia jūs išvelgsite nors kiek minoro, mes tuoj pamatysime. Taigi sutikite, kadagys.